Sveiki. Buvau rugsėjo mėnesį Hanoverį parodoje ir teko ne vieną iš čia esančių vežėjų susitikti, nežinau kaip jum, bet man išliko dvi svarbiausios žinutės. Tai pirmoji, žaliasis kursas yra labai aiškia įgavęs kryptį. Ir CO2 emisijų mažinimas ir visi kiti yra pasiruošę gamintojai. Antra žinutė, Azijos gamintojai taip pat labai stipriai žengia į Europą ir mano asmeninė nuomonė, kopijuodami europiečius labai greitai taip pat pristato savo gaminius. Tai šiandien noriu pasidalinti apie mūsų, kaip Schmitz Cargo Bull, galimybės toliau augti ir stiprinti savo verslą iš būtent puspriekabių gamintojo perspektyvos. Tai toje parodoje, kur ir mes dalyvavome, buvo pagrindinė žinutė Delivering Performance. Tai reiškia, kad mes jau buvom pasiruošę ir esam pasiruošę visom šitom naujovėm, su kuriom ir supažindinsiu. Bet pradedant noriu pasidalinti keletą skaičių apie kompaniją Schmitz Cargo Bull. Tai yra 2,4 milijardo apyvartą turinti kompanija, 6 tūkstančiai darbuotojų dirbantis įvairiose gamyklose ir organizacijose, taip pat pagaminantis apie 45 ir daugiau tūkstančių vienetų gaminių ir užimanti šiuo metu 25% rinkos vertės, rinkos dalies. Schmitz Cargo Bull nuo 1892 metų jau vadovauja 4. karta ir yra šeimos kompanija. Dabar noriu pasidalinti tais produktais, kuriuos jau turime ne laboratorijose, ne testuose, bet jau esančius serijinėje gamyboje. Ir pirmiausiai čia jau buvo paminėtas, kad mažinti CO2 emisijas, tai jau yra nemažai sprendimų ir Schmitz Cargo Bull juos jau turi. Tai vienas iš jų yra EcoDuo. Tai reiškia, kad sunkvežimis, vilkikas gali tempti jau šiuo metu 2 puspriekabes ir tai yra sistema pilnai paruošta. Ta idėja yra atėjusi iš Skandinavijos, išpopuliarėjo taip pat kai kuriuose Olandijos, Vokietijos keliuose, Ispanijos ir esu įsitikinęs, kad tai yra labai paprastas būdas mažinti CO2 emisiją ir mes tokį produktą jau turim. Labai kviečiu pasižiūrėti prie parodų rūmų teritorijoje, taip pat yra mūsų EcoFlex gaminys. Taip pat gali labai stipriai sumažinti kuro sąnaudas ir CO2 emisiją. Mes turim taip pat savo portfolio ir grupėje EcoTrailer, kuris yra gaminamas ypač lengvas kompanijos Berger. Ir mūsų flagmanai, šaldytuvai, SKO Cool, City ir standartinis mūsų šaldytuvas yra pilnai elektrinis. Ir šitas visas naujienas visiškai neseniai parodėme Hanoveryje ir džiaugiuosi, kad jas pavyko atvežti ir čia, ir pietų zonoje. Labai kviečiu pasižiūrėti ir susipažinti su naujausiais gaminiais. Mes taip pat kaip gamintojas turime iššūkių su rinkų svyravimais. Čia matote skaidrę, kur per 10 metų kaip kito rinka Europoje. Nuo 160 ar 50 tūkstančių vienetų gaminių iki 230 ir vėl atgal į 160 tūkstančių. Visa tai iš gamintojo perspektyvos reikalauja labai daug pastangų. Žmonės, medžiagos, įrengimai, visą tai reikia, procesai, visą tai reikia pertvarkyti. Ir kartais galbūt vežėjai ar kiti to nemato, bet tai reikalauja tikrai nemažų pastangų. Kuo džiaugiuosi, kad per visus šituos metus Schmitz Cargo Bull išlaikė savo 25% rinkos dalį ir toliau sėkmingai yra Europos lyderis. Taip pat daug kalbų buvo apie atsparumą ir tolimesnį verslo vystymą. Schmitz Cargo Bull
labai aktyviai tampa ne tik Europos žaidėjų, bet ir globalių žaidėjų. Mūsų partnerystė su Utility Amerikoje, kuriem gaminame šaldymo įrenginius, Schmitz Cargo Bull šaldymo įrenginius. Taip pat turime gamyklas tokias kaip Van Hool Belgijoje ir taip pat mūsų yra tarptautiniai globalūs sprendimai, partneriai Pietų Afrikoje ir Australijoje su Maxitrans. Visiems šitiem žaidėjams mes turime savo sprendimus ir su jais aktyviai dirbame, stiprindami savo verslą. Turbūt labai svarbu irgi pasidžiaugti, kad prieš 25 metus pavyko atvežti arba paprašyti, kad įsikurtų Lietuvoje Schmitz Cargo Bull kompanija. Panevėžyje yra gamykla, kuri jau 25 metai gamina transporto priemonės ir nuo maždaug 50-40 žmonių užaugo į 600 žmonių turinčią organizaciją, gaminančią apie 5000 transporto priemonių ir jinai yra unikali tuo, kad vienoje linijoje yra gaminami skirtingi gaminiai – tentinės, šaldytuvinės ir kitokios puspriekabės, o taip pat ir sunkvežimiai su izoterminiais kėbulais. Unikalu yra ir sandwich tipo plokštė, Ferroplast labai gerai žinoma sandwich plokštė, kurią taip pat gaminame Panevėžyje. Mes taip pat, būtent Lietuvos gamykla, pakankamai stipriai nukentėjo nuo Rusijos agresijos Ukrainoje, kur tą pačią dieną sustabdėme savo pardavimus ir turėjome labai stipriai persiorientuoti. Visa tai mus privertė gaminti naujos kartos įvairiausius gaminius. Čia galbūt matote tik kelis, tai pavyzdžiui, mes esam dabar jau pasiruošę ir gaminame ir sunkvežimiams su dujomis, ir elektriniai sunkvežimiai taip pat yra, ir netgi vandeniliniai sunkvežimiai yra gaminami Schmitz Cargo Bull. Galbūt norisi dar pasakyti, kad šita gamykla turi unikalų presą, kaip minėjau, iki 17 metrų ilgio, tai ir trumpiausia Schmitz gamoje puspriekabė, kuri yra 9 metrų ilgio, ir ilgiausia, kuri yra 16,8 metro ilgio, yra gaminama būtent Lietuvoje. Tai čia irgi matote ir Suomijai skirtas 4 ašių puspriekabės ir taip pat City Trailerį, kuris yra vienaašis ir labai paplitęs būtent mūsų vakarų partneriam. Būtent Food and Distribution klientai, prekybos tinklai ir pervežėjai, jie būtent tokias transporto priemonės mielai įsigyja iš Lietuvoje pagamintos iš Lietuvos. Yra taip pat įdomus sprendimai intermodaliniai. Čia matote žemai kampe traukiniais pervežami kėbulai. Tai yra Šveicarijoje, mes gaminame jiem būtent intermodalinius, kai nuo sunkvežimio turi labai greitai perkrauti krovinį į traukinį, nes ten yra tam tikri reikalavimai ir būtent šitos transporto priemonės irgi intermodaliniai sprendimai yra gaminami taip pat Lietuvoje. Dabar galbūt neapsistosiu, bet čia matote full electric arba pilnai elektrinį šaldytuvą su visais komponentais. Ir bateriją, elektrą generuojančią ašį ir žinoma Schmitz elektrinį šaldytuvą. Aš labai kviečiu per pietų zonoje mes turime būtent šitos unikalius agregatus ir kviečiu ten mūsų komanda Andrius Tomašiūnas ir kiti mielai papasakos apie šitą naujovę. Ir tai nėra koks nors prototipas, tai yra jau šiandien serijiniai gamyboje gaminami dalykai. Mes turim taip pat, čia buvo paminėta ir problema su vairuotojais. Mes būtent Panevėžyje esame išvystę City Trailerius, kurie savo unikalumu yra tokie, kad gali patekti ženkliai manevringiau vairuoti, važiuoti ir pristatyti krovinius į reikiamus centrus, būtent miesto teritorijose. Tai čia irgi galbūt labai stipriai nesimato, bet ar tai būtų 19 eurų palečių
sunkvežimis, ar tai būtų kaip tik netgi 22 europalečių puspriekabė, jinai yra ženkliai netgi manevringesnė ir gali daugiau krovinių nuvežti į mūsų tą reikiamą vietą. Kalbant apie CO2 mažinimą, čia buvo daugiau ir pasakyta, galbūt neapsistosime, bet mūsų taip pat telematik sistema įgalina mūsų klientus taip pat sekti įvairiausius parametrus puspriekabėse. Tai ir jeigu ratuose, padangose slėgis krito, tuoj pat gauni signalą ir gali nedelsiant reaguoti ir tokiu būdu taip pat taupyti CO2, nevažiuoti pusiau tuščia padanga į kitą Europos vietą. Kad visą tai padarytume, mums reikėjo labai nemažai investuoti ir sukurti infrastruktūrą su įvairiausiam pakrovimo stotelėm ir apmokyti žmonės. Mes, kadangi kai pradėjom, nebuvo Lietuvoje per daug tų reguliavimo įvairiausių taisyklių, tai vežėm savo žmonės mokintis į Šveicariją. Taip pat konsultantai iš Austrijos mums padėjo irgi susitvarkyti tą infrastruktūrą ir mūsų mokymus ir kvalifikacijos paruošimus. Taip pat yra labai daug įvairiausių reguliavimų, kuriuos irgi turime sekti tam, kad galėtumėm gaminti būtent šitas transporto priemonės. Galbūt keletą žodžių ir vaizdų apie mūsų gamyklą. Tai, kaip jau minėjau, yra presas, kuris yra 17 metrų ilgio ir yra vienas iš didžiausių visoje Europoje ir galime tikrai pagaminti labai aukštos kokybės sandwich plokštės. Mūsų istorija yra kalneliai, taip pat buvo pakilimų ir nuosmukių ir kadangi esam netoli šito kaimyno, tai labai būdavo dažnai, kad mus netgi norėdavo uždaryti, nes nebebūdavo ką parduoti, gamykla buvo labai stipriai orientuota į rytų rinkas. Tai savo linijas esam pertvarkę taip, kad galima čia gaminti įvairiausius gaminius, tiek tentinės, tiek šaldytuvinės puspriekabės, tiek sunkvežimiai, visa tai, kas pusę valandos išvažiuoja po vieną gaminį iš mūsų surinkimo linijos. Ir kad tokius dalykus padaryti, mes galime irgi pasinaudoti mūsų žmonėm. Tai mes esame sukūrę nuolatinio tobulėjimo kultūrą, galbūt nemažai čia dalyvių žino mus kaip Lean pradininkus ir būtent savo workshopais, savo procesais, savo darbuotojų įsitraukimu būtent ir kūrėme šitas visas mūsų transporto priemonės ir efektyvų darbą. Mes turime viduje taip pat Lean mokyklą, kur mielai mokinam tiek savus, tiek kartais irgi pasikviečiam ir iš išorės kompanijas. Tai vat visa šita Lean mokykla ir nuolatinio tobulinimo kultūra yra sukurta mūsų organizacijoje ir jinai būtent mums padeda tai sunkiais laikotarpiais, ar krizė, ar pakilimas, ar reikia labai mažai gaminti, ar ženkliai daugiau gaminti, mes lankščiai prisitaikome prie rinkos sąlygų. Ir kaip jau minėjau, mes šiemet švenčiam 25 metus, kaip Schmitz Cargo Bull yra pas mus Lietuvoje ir kaip jau ir pasakiau, per tuos 25 metus mums pavyko sukurti daug įvairiausių produktų, išvystyti modernius procesus ir tokiu būdu džiuginti savo klientus. Tai naudodamasis progą dar kartą noriu pasakyti, kad Schmitz Cargo Bull prisitaikė prie reguliacijų jau dabar, jau šiandien turi visus reikiamus sprendimus, kurie reikalingi mūsų transporto kompanijoms. Mes rūpinamės ir TCO, ir CO2 mažinimai. Ir tie sprendimai yra ne laboratorijose, bet mūsų gamyklose ir mūsų organizacijose. Lietuvos gamykla lygiai taip pat yra persitvarkiusi ir tiekia tikrai aukštos kokybės gaminius visai Europai. Nepaminėjau, bet mes iš Panevėžio, iš Lietuvos tiekiame komponentus ir į Australiją, ir Naująją Zelandiją, ir Kanadą, ir kitus regionus. Taip, kad džiaugiuosi, kad mes turim Lietuvoje šitokį unikalų darinį, gamyklą ir ypač džiaugiuosi, kad mes turime nuostabius žmonės, kurie dirba ir puoselėja šitą gamyklą.
Kaip be būtų keista, mes šiuo metu apie 15-20 darbuotojų, mūsų taip pat padeda netgi Vokietijos gamyklom, irgi yra labai daug ką nuveikti ir atkrovinėjom tam tikrus gaminius iš Vokietijos. Tai būtinai kviečiu, ateikite į Schmitz Cargobull stendą, nueikite, pasižiūrėkite mūsų naujoves, pasikalbėkite su Andrium Tomašiūnu ir jo komanda ir mes mielai kviečiam jūs taip pat į mūsų gamyklas ir į mūsų kartu pabendrauti ir suprasti vieni kitų čia tos rūpesčius ir džiaugsmus. Ačiū labai.